Prieš porą dienų buvau pas savo plaukų stilistą ir išėjo kalba apie tai, kokius aš papildus naudoju dabar šitoj savo kelioniai su Mounjaro injekcijom. Tai, nu, galiu pasakyti, kad šiuo metu jokių papildų aš nenaudoju. Mano omega stovi, vitaminas D stovi, magnis stovi, laukia, kažko laukia. Šiaip viską turiu ir aš nuolatos šitus preparatus naudoju, bet man tokiom bangom būna. Tai aš geriu sąžiningai pagal rutiną, tai aš padedu ir pamirštu kartais kokiam mėnesiui ar dar ilgiau ir tiesiog viskas stovi ir jie yra nenaudojami. Bet ne apie šitus papildus aš norėjau pakalbėti. Jisai man parekomendavo gerti 2 dozes Beauty kolageno. Žodžiu, kad nepasidarytų tas vadinamas Ozempic face, kas iš tikrųjų yra, nu, tiesiog greito svorio metimo veidas. Man, ta prasme, sukrito tas veidas, kai aš prieš 1,5 metų numečiau tas 30 kg be jokių injekcijų, be jokio preparato. Tai čia, man atrodo, vaistai nieko bendro su to neturi. Bet vis tiek, kadangi svorio metu, aišku, ne taip labai jau ir greitai, su protu, bet vis tiek, nu, tas veidas ir ta oda, nu, turbūt kris kažkiek. Tai vat noriu paklausti, ką jūs manot, o gal kas nors žinot ir ne tik tai mano nuomonė, o, nu, realesniais faktais, ar verta man tą kolageną dabar gerti 2 dozėm ir iš viso, ar verta jį gerti, jeigu aš šiuo metu žinau, kad nesurenku pakankamai baltymų. Nes man atrodo, kad jeigu tu nesurenki pakankamai baltymų iš mitybos, tai tas kolagenas tiesiog nueina kitiem procesam, o ne tiesiai į odą. Tai, nu, šiuo metu norėjau tą 1 mėnesį sau leisti nieko neskaičiuoti, nesverti, nematuoti ir gyventi iš eigos. Tai tikrai, nu, ta prasme, aš mitybą visą laiką savo stengiuosi praturtinti kuo daugiau baltymų, gaminant šeimai. Tai čia faktas, bet tiesiog valgau mažesnėm porcijom ir negeriu papildomai šiuo metu jokių proteininių kokteilių ar panašiai. Tai žinau, kad aš jų nesurenku. Tai kaip jūs manot, nu, ar verta man dabar investuoti į tą kolageną, ar visų pirma reikia susitvarkyti taip, nu, preciziškai mitybą ir tada pagalvoti tik tai apie šitus papildus?